Tadam, nebenufilmavom, kaip palapinė dar stovėjo rytą. Dėl to, kad kažkas išardė, gal nuėjau nusiskust ūsą. Kažkas pareino nebijo. Sugriovė namą mūsų šiandien 12 dieną, ne? Kraunas vienas daiktas. Ten kraunas ant dėžės kitas daiktas. Nu, biškai kraunas. Šiandien transportas mūsų. Tai va, 12 dieną šį antarinį kempingo mes jau čia, kaip sakant, pakuojamės ir mausim. Faina vieta. Čia ne vėjas toks jau pakilęs. Jau, šiandien bus vėjuko. Rimtesnė. Čia vienam duodė, ne? Po vieną? Po vieną du. Bet gal zikė? Pakuoja du zikė, tai jau. Eik savo panašiai, ne? Eik tu savo. Už ką tai atsiskaitysi? Šviečias. Ką, paliekam kempingą. Sakau, su kamera, aš nekau, sakau, paliekam kempingą, pradedam 12 dieną. Geras buvo. Smagiai čia prasibuvom. Smagiai prasibuvom, kad žinot, kur yra, va, rekvizitai. Dabar lieksim palyk. O, va, vienas iš lankytinų objektų. Gan šiurpus. Šitais bėgiais atveždavo žmonės. Važiuojam, aplankysim Dievų mišką, tą vadinamą. Čia ir baisu, kaip baisiau, nei baisu čia yra. Kur čia to muziejaus įėjimas, čia yra. Stikliuotas tvoros. Čia sargų bokštelės, kur saugo. Tvoros autentika likusios. Ten varteliai, per kurį važiuodavo į vidų. Jie veždavo vieną pusę turbūt. Čia, žinai, kas buvo administracinis vokiečių, tos tie vadovybė čia. Aš atsimenu, čia kažkas kaip balkonas, aš ten stovėdavo viršui. Šitie fontanaukį turi. Statė. Kaip pečius atrodo, kad būtų krematoriumu. Ne, čia yra administracijos. Vokiečių čia buvo jau valdžia. Taip, valdžia buvo čia. Fragmentai. Žiūrėk, va čia juos. Koks važiukas būdavo. Gaila, kad nėra šitos kalbos anglų, kas čia per kamerą. Čia turbūt kameras kažkas karantinui. Reiks paskui išanalizuoti šitą, tai žiauru čia, ganiūrus. Visas vienodas. Čia jau tap turbūt pati baisiausia buvo. O čia kažkas čia tamsioji buvo, matyti, jau tamsiai. Baisiai, čia tas karinys kažkas buvo. Savo. Čia aišku viršų negalim, čia sargybinio bokštelės. Mirties vartai. 110 000, pro čia įėjo, šiam 5 000 nebeišėjo. Čia gal jau barakai jau. Iš Štutgaro keliaudavo iš visur, iš Suomijos, Estijos, Latvija, Lietuva, Rusija. Iš visur grūzdavo, net iš Norvegijos.
Gyvas tų žmonės. Jo, Lietuvin, Lietuvos, va, kaip atrodydavo. Toks būdavo čiakšt. Kas čia toks iš Kauno? Šeina, bet žydų tautybė. Rūma. Viktoras, žyk lietuvis. Viktoras Bagdžius. Tenais kažkas Krein. Neaišku, kaip Bruchė. Čia žydų daug labai. Va, Jonas Petkūnionis kažkoks. Va. Kortelės. Jokia čiaura baisiai. Vieta. Čia personalas, žiūrėk, visas tų vokiečių vadovybės. Otto Obersturmführeris 41-42. Čia valdžia visa. Kas čia tokie vat buvo per veikėjai. Pirmos pagalbos kambarys. Čia kai susirgdavo smarkiai. Smarkiai susirgdavo. Tai va. Nu jo, čia pagalba, ką su tą kėdę darydavo čia. Čia moterų jau šitose. Eiktų savo, tai čia būdavo geriau nesirgti, jau daktarėlį duo ten. Pas tos kaip patekdavai, tai turbūt nugydydavo. Ką žin, kaip čia gydydavo jų. Operacinė. Oh my god. Čia tai operacinė. O čia brausyklą turim. Bet čia kažkoks tualetas, tai čia kaip žiūrėk, aš tam. Čia viskas jau sugriauta, čia pasibombarduota, per karą. Kai užpuolė, taigi viską nunešė. Tai va yra parodyta, kad čia buvo dirbtuvės, čia buvo kažkokios dar iš kraštų gyvenamieji barakai. Nu va, priartėjom prie krematoriumų. Čia tai jau. Va kas būdavo. Šičia. Ką? Ja, kišdavo viskas prie mūsų. Čia visi vienodi, tėva galbūt galingesni. O čia tai jau baisybės. O urnos, čia pelenai žmonių šitai. Taip. Nieko nesimatys šitą kamerą. Čia kentėjo ir žuvo Lietuvos žmonės. Čia pastatė lietuviai. Suomija. Čia visas Ukrainas. Lietuvos. Šaudydavo Cirkonio kapsulė dujų. Čia pat tas granulės, tas kartuvėlės, čia kardavo. Va kur čia vykdavo tas reikalas. Tai dabar vienas buvo daugiau, aišku, čia galvoju vienų užteko jam čia. Tokio vat ir veždavo tais bėgiais, kuriuos kelią, vat matėm tos bėgius, kai važiavam dviračiais. Tai va šitas važinėdavo čia mūsų.
Čia turiu kamerą, gas chamber, jo. Susadindavo. Ir ten lubose, matai, yra skylė tokia. Čia uždarydavo duris, suvarė per šitą skylę įmesdavo tų bačkelių, kad iš tų buvo tos kasetės. Na ir viskas. Kiek batukų. Pakeliui į Malburką. Malburką. Bliava, vairuotum vyravant. Nu ką, įvažiuojant į Malburką. Pareisim pilies žiūrėti, čia praleisim parą laiko. Ką? Geras vaizdas. Pagrindinius vartus.
Bolševičių vėliavos. Rožių sodas didžiojo magistro. Ai, pasimk rožių. O kvepia, o kvepia. Kaip kvepia. Matė, paėmė. Šaltuolis. Noriu tokią skrynę. Tai kaip skrynė. Skrinutė. Bet pasižiūrėk, čia darbo toks rankų darbo, čia vienetinis. Valgsim vištą. Čia ne prabanga pas mus. Prabanga. Apartamentus turi. Kokias orchidėjas. Trausim, bet... 5%. Va, mūsų dviračiai.